Kachetė – derlingos dervos, minkštas klimatas, gausus vandenys ir tankus miškai, gamtos įvairovė ir neapsakomas grožis. Nuo senų laikų Kachetė tapo pagrindiniu šalies vynuogynų ir vyno gamybos regionu. Pasak legendos, anksčiau visa Kachetė buvo apsemta jūros. Žmonės gelbėjosi nuo potvynio kalnuose, tačiau vanduo kilo vis aukščiau ir aukščiau. Ir tada vienas angliadegys pasiūlė paleisti vandeniu krepšį ir prakirsti nutekėjimą toje kranto vietoje, kur srove nuneš krepšį. Jūros vandenys nubėgo Alazanijos vaga, nuo tų laikų ir pražydo gyvenimas Kachetijoje, o ten, kur buvo jūra, išsidarykė vynuogynai. Todėl Kachetijoje ir yra geriausi vynai pagaminti iš Alazanijos slėnio vynuogių. O čia Budbe vienuolynas, kur buvo palaidota šventoji Nino. Būtent jinai atnešė krikščionybę į šią šalį 4 amžiuje. Manoma, kad šventoji Nino kilusi iš Kapadokijos, dabartinė Turkijos teritorija, kurioje anuomet gyveno ir gruzinų gentis. Su savo šeima nukeliavo į Jeruzalę, čia pasiliko gyventi pas vietos krikščionę. 12 metų Nino nakčia aplankė regėjimas. Marija liepusi eiti į Gruziją ir pakrikštyti tą kraštą vynmedžio kryžiumi. Pabudusi mergaitė rankose rado kryžių, kurį dar perrišo savais plaukais. Atėjusi į Gruziją apsigyvenom Čchetoje. Ten darė išgydymo stebuklus, krikščioje. Jos palaidojimo vietoje buvo pastatyta nedidelė koplytėlė pavadinta Švento Jurgio vardu, tačiau jinai buvo sugriauta, o 850 metais vietoj senosios šventyklos buvo pastatyta naujoji katedra. Dabar jinai veikiantis Budbe šventosios Nino moterų vienuolynas. Kachetijoje įsikūrė Signagė miestelis, meilės miestas, būtent čia yra priimta švęsti vestuves. Ji dar vadinama Las Vegasu, nes tai vienintelis miestas Gruzijoje, kur santuokos rūmai veikia ištisą parą ir visas metų dienas. Sakoma, kad jei kur nors vagiamos žmonos, tai būtent čia atvežamos ir surašomos. Verta paminėti, kad Kachetė yra garsios gruzinų Čavčavadze giminės gimtinė. Taip pat iš čia kilo ir dailininkas Nikolajus Piromanišvilis, labiau žinomas kaip Niko Pirosmanė. Dabar jo paveikslo originalus siekia gauti ne tik Gruzijos, bet ir viso pasaulio muziejai. Alazanijos slėnis – Kachetijos širdis. Kiekvienam gruzinui tai yra šventoji vieta, o vynas Alazanijos slėnis yra populiariausias gruziniškas vynas. Žiūrėdamas į Kachetijos žemėlapį, kiekvienas aplankęs rytinę Gruzijos dalį turbūt prisimins vynų meniu. Kachetijos miestai ir kaimai yra garsūs savo vyno gamyklomis ir ypatingomis vynuogių rūšimis. Jau kelis tūkstantmečius vyno gamyba šioje vietoje yra pelningiausia žemė ūkio šaka. Kachetijos vynai yra žinomi visame pasaulyje. Čia gaminama apie 70 skirtingų vyno rūšių. Kachetijoje gyvena labai svetingi žmonės. Kiekvienuose namuose čia jūs pavaišins vynu ir skaniausiais gruziniškais šašlykais. Tradicinė gruzinų užstalė tai ypatinga gruzinų tautos filosofija – ritualas, kuris padeda išlaikyti tautinį unikalumą. Juk anot liaudės tradicijos svečias tai yra Dievo pasiuntinys. Iš kartos į kartą persiduoda begalinė pagarbos ir meilės svečiui, atsidavimas šeimininko pareigoms, nacionalinės užstalės tradicijos. Todėl ant stalo dedama viskas, kas yra geriausia namuose. Yra Gruzijoje ir nacionalinė profesija – tamada.
Tai yra žmogaus stilius, visuomenės brendas, nacionalinis koloritas.